Panevėžio miesto apylinkės teismą, kur turėjo būti atversta Kauno pedofilijos byla, prieš gerą valandą iki posėdžio apgulė policija. Pareigūnai saugojo visus įėjimus, budėjo visuose teismo aukštuose. Mažametės Drąsiaus Kedžio dukters tvirkinimo byloje vienintelis kaltinamasis, Kauno verslininkas Andrius Ūsas, į teismą pateko slapta. Neoficialiomis žiniomis, dar iš vakaro Ūso apsauga paprašė atsarginių raktų nuo kai kurių teismo durų ir garažų. Greičiausiai į garažus atvažiavęs Ūsas su apsaugininkais, slaptais koridoriais buvo palydėtas į salę. Netrukus paskelbta, kad byla nenagrinėjama, jie atidėta birželio 16. Kaltinamasis Ūsas neturėjo šiandien gynėjo. Pateikė advokato orderį Loreta Kraujutaitė advokatė, tačiau dėl ligos pateiktas pažymėjimas, kad jie negali šiandien bylos nagrinėjime dalyvauti. Nukentėjusios Kedžio dukters atstovas Aidas Venskus mano, kad vaiko tvirkinimu kaltinamą Ūsą tebesaugo valstybės skirti, o ne privatūs apsaugininkai. Na, tai suprantate, vėlgi, jeigu žmogus yra saugomas ir važinėja su tais pačiais apsaugos darbuotojais, tai nežinau, kokiu tikslu yra skleidžiama dezinformacija paprasčiausiai. Kaltinamasis Andrius Ūsas iš teismo Panevėžyje dingsta pagal surežisuotą planą. Praėjus daugiau kaip valandai, du kaukėti apsaugininkai privažiuoja neva jo paimti prie centrinių teismo durų. Tačiau tuo pat metu kita mašina atsiranda prie gretimo išėjimo ir akimirksniu į ją iššokusi Ūsą įsiveža. Violeta Juzonytė, Egidijus Krikščiūnas, LNK žinios, Panevėžys.